perini tiltų ir toliau savo kažkur leidėsi. I'm telling you why! Vaizdeliai tokie. Einu aš ant to užlipsiu. Nu tai sveikas, senai matytas. Visi nori leistis nuo tokio kalno. Dar čia. Čia varo visi žmonės atgal. Žinok, varo atgal. Varysim ir mes jau čia, žinok, gali būti atgal čia. Varysim atgal, jeigu ką, žinok, kitaip nebus. Tai va, gerą dieną visiems. Jau. Dar viena diena. Ir kylam į tokį rūką, kad... Kažikur kylam. Labai žiauru. Nieko nesimato visai. Toks rūkas. Debesis. Wow. Nebuvo nei vieną dieną, kiek čia esam dar taip. Padarysiu triuką! Tai jam... Tavo tėvas su mama triuką padarė prieš 3-8 metus. Šiaip tai žinokit, pataikėm idealiai pataikėm, nes šiandien yra, nežinau, šiandiena iš tikrųjų yra ketvirtadienis, man atrodo. Tai, žodžiu, nuo sekmadienio, tada, kada mes išvažiuojam iš čia, pradeda saulė šviesti ir matėm +10 bus jau. Tai viskas čia pradės tirpti ir čia bus visiška pliurza. Tai, o dabar tai naktį minusas, dieną pliusiukas, bet toks minimalus, kokie gal +2 maždaug taip. Atvariau čia į tokią juodą traselę. Žiūrėkit, kaip čia gražu yra. Žiauriai šiaip statu. Nežinau, ar matosi kažkas, bet statumas tai stiprus, bet va, fantastika, kaip gražu. Tai bandysiu ten iššokt ir offroadų į apačią nusileisti. You better watch out, you better not die, you better not crash, I'm telling you why. Cause you told your wife you're at work. You better not crash, I'm telling you why. Tiesiog noriu parodyti, koks čia statumas. Čia jau turbūt juodžiausia trasa. Pasižiūrėkit, kaip į apačią tenais. Vienas bičiukas bando įveikti. Vienas snowboarderis dar. O čia va visas tas slėnis yra. Girdžiu muzonėlis. Taškosi kažkur. Ten va mato 2 bičiai priešais mane keliasi. Italiukai girdžiu. Ir daužo kaseka. Tai aš čia toks truputį apsimajakinęs toj būsiu. Tomorrow. Nežinau, ar kažkas girdėsis, bet šakas į kokią audrą papuolėm. Nėra visai žmonių, nieks nesikelia. Tik patys kvailiausi. Čia mes. Oh yeah. O taip.
Varyti, ką? Varo! Sakė, dėl oro sąlygų rekomenduojama laikyti savo sektoriaus, nekeliauti po trasas, nes keltuvus gali jau išjungti bet kada dėl oro sąlygų, nes vėjai taip pats matai kokie. Jo, kažkas žadėjo nuo 1 valandos, dabar kiek valandų yra, 12 gal? Pasižiūrėti. Jo, 12 beveik. 12. Tai čia dar taip normaliai, bet ant kalno kas daros, bet nerealu, žmonių nėra praktiškai visai. Tai čia varytai. Trasa kaip... Fantastika, fantastika. Dar. Tai ką, baigėme savo pasirodymą Andoroje. Po paskutinių kelių dienų audrų, pūgų ir panašiai. Aš atrodau taip. Lūpos tiesiog tragiškos. Nušalau belia kaip. Ai, tiesiog kylam čia į kalną belia kokį tai. Auris. Šono nėra. Kaput. Gytis ant paskutinio nusileidimo sugalvojo susivaryti šoną. Sunku. Dar pasikeikti, Prašau. ausį užsuksiu. Tai va, viskas. Kelias toks dabar. Jo, kelias žodžiu yra toks. Tai šiandien iš ryto matėm prabarstę biškutėlį. O pas mus, žiūrėk, čia mūsų. Oi. Su bagažinė. Ne, čia VRC spoileris yra. VRC spoileris yra, tik tais nesimat. Tai va, orealis fantastiškas iš tikrųjų šiandien. Gerai, nubarsti, tai tikiuosi mes čia užkilsim į tą kalną. Ką, atidaryti Las Puertas? O automatiškai nepasikeitė. Abra la capota. Abra. Tu galvoji, čia bus lengva man išvažiuoti? Čia bus su tokiam padangom. Bet kaip gerai, žiūrėk, kad aš gau, čia bus iš vis pusnies gabalas. Nu ką, bandom. Būtinai nutirpusi. Jo. Arba reikia palaukti dar porą valandų. Nu gerai, žodžiu, pakuojamės ir lekiam čia kažką dar gražaus apžiūrėti, ne? Pakuojame. O ką mes čia žiūrėsim gražaus? Nu, tai kažkokį šaizę tu prisinti. Nu ką, mes toliau eksplorinam Andorą. Fantastiška šalis. Tikrai super gražu čia yra. Dabar einam iki tokio tilto. Pavadinimą įmesiu į aprašymą. Bet liko dar beveik kilometras pasivaikščioti. Pučia vėjai, dėl to tiltas yra uždarytas. Nu, truputį gaila. Šiaip žiauriai fainas. Čia haikinimo trailas yra. Pakėlė
perini tiltų ir toliau savo kažkur leidėsi. Senimas ilsisi, sanariai girgžda. Netiksliau, ne sanariai, čia šonkauliai girgžda jo. O, gaila, kad neleidžia. Būtų fainai va pasivaikščiot. Jo, pažiūrėkit, kaip pučia sniegą. Mesk tu juos. Oi, jis valgo sniegą. Prigavau, kai valgo. Palau, ir gyčių reikia. Nu va, įveikėm didžiausias pliurzas. Kojos šlapios, bet vaizdeliai tokie. Einu aš ant to užlipsiu. Nu, tikrai mes čia dar grįšim. Tai centuką. Čia gal susirinkčiau bilietą. Tenerife. Ane? Tūkš. Viskas, varom. Vakar suvažiavom iš Andoros į Barceloną, nieko čia per daug nerodžiau, nulėkėm pavalgyti ir kritom miegoti. Mano šaikelė kėlėsi čia apie 3 nakties, ten jiem, nežinau, pusė 5, kažkas tokio, žodžiu, skrydis buvo. Tai išlėkė, aš net nieko negirdėjau. 8 valandą turiu nulėkti pasiimti raktą Hiluxo, kurį sugebėjau palikti Tenerifėje. Tai čia maniškiai atsiuntė vieną siuntų kompaniją. Ir ką, pusę 3 dienos pats turiu skrydį, pasiemu Hiluxą, vėl lėkiu į Huelvos uostą, pasiemu keltą ir lėkiu į Tenerifę. Ir manęs lauks tos prakeiktos 36 valandas. Tai va, o šiaip labai fainas laikas su chebryte, labai fainai paslidinėjom. Ir tiesiog vienas dalykas, nepamirškit, būtinai turėti veido kaukę, būtinai turėti vazelino, kuris atsparus yra saulės spinduliams, tos UV, kaip jis ten vadinas. Nes lūpos tai visiems nuėjo šaibom, absoliučiai. Man žiauriausiai, nes aš dar prasileidau blyną jas, tai žodžiu, iš visiško bomžo dabar virstu į kylantį bomžą, bet vis tiek atrodo tai žiauru, skauda lūpas, belekai. Ir dar ką iš tikrųjų siūlyčiau padaryti, ypatingai tie, kurie ten, nežinau, ne profai, bet ir profam iš tikrųjų. Mačiau dauguma chebrytės tenais kalnuose naudoja pilnus šalmus. Ne tai, kai mes čia turim, kur aš prasileidau blyną ir šakės čia viskas nuėjo. Tai naudoja pilnus šalmus, susideda čia tokie kaip vos ne motokroso šalmai. Tai iš tikrųjų prasileidus blizgę tikrai pagelbėtų, nebūtų čia tokių bairių kaip pas mane. Tai va, ką, einu, susikraunu šmutkės į mašiną ir judu, kaip visą laiką, į priekį. Miegojom šiandien tokiam kaip sporto komplekse. Čia už sienos yra baseinas toks, rimtas ganėtinai. Ir tokie va, sportininkų kambariukai, tokie barakai. Bet visai gerai, iš tikrųjų labai pigiai sumokėjom. Už 85 eurus, 85 eurus sumokėjom. Tai jo, su parkingu, su visko čia, netoli labai oro uosto. Tai ką, pagaliau atskridau į Seviliją.
ir einu pasiimti Hiluxo. Esmė tokia, kad čia iki aikštelės, kur stovi Hiluxas, nėra pėsčiųjų tako. Teko pažeisti pėsčiųjų ženklą. Dabar einu čia visokiais grioviais. Bet, ką žinau, neimsiu takso dabar ir nemokėsiu 20 eurų dėl pusės kilometro. Nu tai sveikas, senai matytas. Ką, nepavyko man tavim atsikratyti. Tai ką, vėl draugausim? Čiukšt. Reikia apžiūrėti, ar nėra įdaužimų, įlinkimų. Nors jų čia buvo ir taip. Ką, saulės batarkė nesukalta. Viskas kaip priklauso. Viskas užtvirtinta. Opapa! Ką čia dar mes galim sužiūrėti, kokiu čia gali būti nuostolių. Čia purvina, čia lipdukas likęs. Čia kažkoks... Kas čia dabar? Ai ne, čia nusivalo. Purvina irgi. Nu žodžiu, ką? Ledas? Reikia kurt. Kaip purvinas šakis. Reikia kurt. Ir gazuot 100 kilometrų iki Huelvos. Karšta nenormaliai Sevilijoje. Fuf! Kažkaip nesitikėjau, kad čia bus taip karšta. Fuf, reikėtų ir šortus susidėti ir viską. Tai įvariau už 40 eurų, bet kainelės 1,57 dizeliukas. Andoroj buvo dizelis, net iš kur nežiūrėjau, bet benzas 95 buvo 1,35. Žymiai pigiau. O Tenerifai dar pigiau bus. Va, mano restoranėlis biškai prasimečiau, galvojau, kad tenais healthy fast food. Čia kažkas dirba, ar vargu, man atrodo? Olia, buenas. Čia tikrai labai faina vieta ir tikrai geri baulai. 4,8 vertinimas. Ką skanaujam? Labai gerai. Tik tai tas, kad negaliu įsižios. Nes plyšta lūpa iš karto. Žiauru. Tai yra žiaurus. Ta lūpa tai yra visiškai žiauru. Ką reiškia šaltas vėjas, saulė ir reiškia turbūt nuovargis. Bet ne man vienam, tai reiškia, taip turi būti. Kitais metais pasiruošim tikrai. Tai ką, visai skaniai pavalgiau. Apsiprekinau šiek tiek maisto rytoj keltą. Dabar noriu iki Saulėlydžio kažkur nuvažiuoti į Kopas. Ten yra visai gražių vietų netoli uosto. Ir tenais pernakvosiu, nesgi turiu ant stogo viešbutį. Girdit, kaip švilpia nuo viešbučio mano. Čia panašu, kad tokių romantikų pilni krūmai. Įdomu, ar čia gausiu aš vietą dabar. Aš manau, čia bus puiki vieta apsistoti. Tai kas žiūri mano vlogus, turbūt prisimena šitą vietą. Kas ne, tai čia tiesiog netoli uosto, prie Huelvos. Yra tokia labai faina vieta. Matomai čia daug labai lyjo, nes viskas žalia, toks visiškas pavasaris. Aš iš tikrųjų tai
atpratęs nuo to pavasarinio jausmo tokio. Fainai labai Lietuvoje būdavo. Nu dabar tai pas mane arba karšta, arba labai karšta. Tai va, kaip čia viskas atrodo. Tai turėsiu vaizdelį šiandien tobulą. Matau, yra šaka. Einu pasikabinsiu tą reiksą ir reikia truputį pajudėti. Galvoju, einu pasportuosiu, bet neturėsiu su kuo apsipraus po to. Bet po to prisiminiau, kad turiu pilną vandens rezervuarą, kurį pyliau prieš kokias 4-5 savaitės čia. Bet, nu ką žinau, nu nesmirda jisai, tikrai viskas gerai čia su juo. Ok, einam pajudėti truputėlį. Bet odai sega, tai tiesiog nenormaliai, spiečius odų visur aplinkui. Apsimuturiavau truputėlį, bet kanda jie ir per rankovės. Tai ką, draugai, truputėlį pajudėjau, atėjus dar buvo tokia mergaitė čia, bėgiojo su šuniuku. Tai patiko labai čia tas Hiluxas ir taip toliau, pati irgi keliauja, sakė. Tai pabandžiau prastumt Hiluxą, bet sakė per brangu jai. Ir viskas, sukando, nežinau, kol su ja šnekėjau 15 kokių minučių, tai sukando kokį 20 odų turbūt. Tai visas ranka, va, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Nieko čia nesimato. Tai viskas, lendu į savo inkilą, reikia kurti videką, užsidarau visus tinkliukus, kad nepriskristų odų. Nes jeigu čia liktų koks toks tarpelis, tai čia būtų šakės naktį. Tai susitiksim neužilgo. Labas rytas. Tai taip jau prieš pat rytą jau šiek tiek šaltoka buvo su trumpom rankovom miegot, bet šiaip tai yra viskas labai gerai. Žiūriu, tiksliau išgirdau, kad kažkas atplaukė, tai žiūriu, mano keltas atplaukė. Seksiu tinkliuką, gal nepriskris odų. Tai va, atvaro. Tai panašu, kad plauksiu su mažiuku keltu šiandien, tai tikiuosi nebanguos vandenynas, bet atrodo, kad viskas labai čia ramu turėtų būti. Tai ką, reikia kilt, noriu čia nusileisti į apačią ir eisiu truputį pasivaikščiosiu palei vandenyną. Prasijudinsiu prieš keltą, nes kelte tai ten daug neprisportuosiu labai. Nu va, padariau nuo savo Hiluxo 6600 žingsnių. Ir galvoju, ateisiu pažiūrėti, kas čia vyksta. O čia hebrytė. Mokykla turbūt kažkokia atvesta. Visi va sportuoja, žaidžia kažkokius žaidimus. Nu, fainai, ką? Vandenynas. Kriauklių belė kokių. Pasižiūrėkit. Gal norit parvešiu kažkam kriauklį? Nu šitą gal pasimsiu, šitą tikrai nebloga, tikrai. Jau prisikrovęs kišenę. Tai va. Smagu. O aš ten kažkur labai toli turiu dabar grįžti atgal. Nu va, mano keltukas pavadinimu Sicilija.
Nu ką, vėl tas pats kvapelis ir vėl 3-6 valandėlės keliavimo laukia. Teks atkentėti vėl. Tai ką, draugai, viskas. Keltas pradėjo plaukti, iššokau į dušiuką, atsigavau šiek tiek. Ką galėčiau pasakyti? Fantastiška savaitė buvo, atsimaliau nerealiai kalnuose. Jeigu ne tas krešas ir ta lūpa čia visai išėjo šaibom, tai būtų iš vis nerealu. Fantastiška chebrytė. Ir ką sakėm, darysim dabar tradiciją, lėksim kas metai, tai pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. O dabar tai ką, neturiu čia ką daugiau parodyti, tam kelte nieko čia gero nevyksta. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad paspaudžiat laiką, pasekat kanalą ir kažką aš dar sumastysiu čia. Tai ačiū dar kartelį ir susitiksim neužilgo. Ate.